Diskomfortas formuoja naujus neuronų ryšius. Nauji įgūdžiai reikalauja naujų neuronų ryšių smegenyse. Kol tie ryšiai dar tik formuojasi, mes jaučiame diskomfortą. Būtent todėl žmonės dažnai meta naują darbą vos pradėję, tai atrodo pernelyg nemalonu ir nauji neuronų ryšiai niekada neišsivysto. Tokiais atvejais dažnai jaučiamės esą nevykėliai. Siūlau jums iššūkį. Ant lapelio užrašykite savo vardą, dabar užrašykite jį dar kartą, tik šįsyk kita, nedominuojančia ranka. Kaip jums sekėsi? Tikriausiai antrasis bandymas buvo gan nepatogus. Užrašykite savo vardą nedominuojančia ranka 30 kartų. Dabar palyginkite 30-ąjį bandymą su pirmuoju, kurį rašėte dominuojančia ranka. Panašu, tiesa? Leiskite savo patirti diskomfortą, nes tik tuomet suformuosite naujus neuronų ryšius smegenyse ir įgysite naujų įgūdžių. Susitaikykite su diskomforto pojūčiu ir neabejotinai nustebsite, kiek daug galite pasiekti ir koks laimingas dėl to jausitės. Nori kalti geležį, kol karšta? Verčiau kalt taip, kad ji įkaistų. Viljamas Butleris Yeatsas.